Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Shri Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Rishabhano Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Man tai biški šaltoka, uždarykim jo, čia eina skersvėjais. Taip. Na ką, turime dar vieną savo gyvenimo dieną, taip, kurią pašventėm Bhagavanui. Dar viena diena iš mūsų ilgo arba trumpo gyvenimo ir pasistengsim pašlovinti viešpatį Narasimhadevą. Na. Aš šiandien paliesiu keletą temų, mąsčiau, ką kalbėti, nes čia, žinom, istorija labai ilga, jau vien jeigu mes ją skaitytume iš Šrimad Bhagavatam vien tik tekstus, mes valandą laiko užtruktume. Tai aš mąsčiau, ką čia nais tokio pasakyti. Ir viena tema, kuri atėjo man į galvą, yra apie stabilią praktiką, nepaisant visko. Stabilią praktiką, nepaisant visko. Ir pradėsiu, įsivaizduokit, buvo du poliai. Vienam polyje buvo Hiranyakashipu, tai yra, sakykime, demonas, jo, jis buvo atsidavęs, bet žaidė demono rolę. Kitoj roliai buvo Prahlada Maharadžas. Ir pastebėkit, abudu, nepaisant visko, išlaikė savo meditaciją. Vienas, kaip nugalabit Višnų, o kitas, kaip patenkinti Višnų. Nepaisant ekstremalių
skausmo ekstremalaus. Pradėsim nuo demono, kadangi mes labiau demonai, mums bus artimiau. Tai Hiranyakashipu mes žinom, kad jo brolį nužudė Višnu, Varahadeva. Tai yra nužudė jo brolį Hiranyakšą. Jie buvo broliai. Ir be abejo, kadangi jie buvo kraujiniai broliai, skausmas. O skausmas ką daro? Skausmas priverčia keršyti ir kenkt. Tai ir pas mus skausmas jau priverčia keršyti ir kenkt. Jeigu žmogus tau kenkia, tai žino, kad jam viduje skauda. Gali skaudėti nuo pavydo, gali skaudėti nuo nuoskaudos, gali skaudėti nuo godumo, bet vis tiek kažkas skauda. Čia labai yra gera psichologija. Jeigu kažkas geria, jam skauda. Jeigu kažkas kritikuoja tave, jam skauda, nes ramus žmogus, laimingas žmogus, jam nereikia kritikuoti. Jeigu žmogus vagia, jam skauda. Jeigu žmogus meluoja, jam skauda. Visur yra skausmas. Tai sakykime, šį kartą buvo skausmas nuoskauda, plus pavydas. Nes Hiranyakashipu ir Hiranyakša, jie laikė save visatoje pačiom stipriausiam būtybėm. Hiranyakša ėjo ir ieškojo su kuo susikaut, pusdieviai nedrįso, jisai ten per jūrą ėjo, ten rašoma, ne, jis turėjo tokį kūną. Kadangi tai buvo Krišnos planas, tai jie buvo gavę tas kūnus tokius nenormalius. Ne. Jie vystėsi labai greitai, rašoma, jo kūnai buvo nepanašus į jokius kitus. Kas čia tiek iš kur tai? Tie kūnai buvo iš vis nepanašus, žinai, į kitų kūnus. Ir jie pasižymėjo labai, kaip pasakyti, nepriepiama jėga pasižymėjo. Ir nei su Hiranyakša, nei su Hiranyakashipu niekas nenorėjo realiai susidėti. Ir jie turėjo išdidumą. Galų gale pusdieviai ir Brahma kreipėsi į Višnu. Ir, man atrodo, iš Brahmos nosies toksai išskrido. Tas Varaha, ir po to jis pradėjo didėti, užriaumojo. Ir tas riaumojimas šiaip yra tamasinis šerno, tie garsai. Bet kadangi tai buvo Višnu, tai buvo transcendentinis garsas. Ir visi išminčiai, žinai, pas juos klausa labai jautri, jie per klausą viską nuskaito. Ir jie suprato, kad čia Višnus reiškia, nes buvo labai graži forma to šerno, ne šiaip kažkoks apšepė, žinai. Na ir tada Varaha nukauna Hiranyakšą ir, kaip pažemina demonų giminę. Ir ten Hiranyakashipu, aišku, turi įgimtą pavydą ir skausmą, norą atkeršyti Višnu ir jisai išeina, ką daryti, askezės atlikti. Tuo metu, kai Hiranyakashipu atlikinėja askezės, rašoma, pusdieviai nukariauja, atsiema savo, nukariauja demonų pasaulius. Ir Hiranyakashipu žmona tuo metu buvo pastojus. Ir Indra pačiupo tą žmoną, jisai norėjo ją nugalabyti. Bet Narada Muni sustabdė ir pasakė, iščiose yra labai aukšto lygio atsidavęs. Ir sako, nežudyk būtent šitos moters. Kitus gali žudyti, bet šitos nežudyk. Ir Hiranyakashipu žmona atsidūrė pas Naradą ašrame. Ir Narada, kol vyko Hiranyakashipu askezės, pamokslavo žmonai ir viduje esančiam Prahladui. Tai čia paralelinis veiksmas. Kadangi vado nebuvo, vadas askezę darė ir mes žinom kokią askezę, taip, ant vienos kojos, man atrodo, vieno piršto, taip, ar visų pirštų. Bet kokia, ką? Ant vieno liktai piršto, vienos kojos stovėjo, iškėlęs rankas, mes juk ir pusę minutės ant piršto nepastovėtume. Tai galim suprasti, koks ten kūnas buvo, taip, ir koks charakteris. Ir stovėjo tol, kadangi labai ilgai stovėjo, pradėjo automatiškai, termitai
statyti savo tą bunkerį, žinai, tą pilį. Ir aš visą laiką norėjau pamatyti termityną. Ir vat man Krišna išpildė Pietų Indijoje, aš pamačiau termityną, tikrą termityną. Nufilmavau, įdėjau į savo kanalą. Tai yra iš tikrųjų unikalus statinys. Ir tas termitynas, jeigu, pavyzdžiui, yra 1,5 metro jau, tai yra realiai kaip pilis su bokšteliais. Tai jeigu jis yra 1,5 metro, tai drąsiai jisai po žemė yra 1,5 metro. Drąsiai. Arba 2. Jau 1,5 metro termitinė gali gyventi 1 milijonas. Arba 2 kaip visa Lietuva. Sulindę. Visi. Ir tu įsivaizduok. Kūgis galva tokio dydžio, nuo taifa. Ir jie juda visi be šviesoforų. Jie juda visi be interneto. Be Wi-Fi'aus, be nieko. Takelių ten aibė, kambariai, maisto atsargom. Toks yra toks koncepcija pasijęs yra kaip maisto atsargos. Po to yra kambariai su kiaušinėliais. Yra ventiliaciniai kanalai. Tai tu įsivaizduok, jeigu tu būtum toks mažas ir tu gyveni va tokioj struktūrai, kaip tu be brėžinių padarysi ventiliacinius kanalus? Tai yra neįmanoma. Net žmonės įsirenginėja vieną namą, jie jau turi brėžinius. Nes jie pasiklystęs tom rekuperaciniam sistemom. Ten yra, nesuprantat, kai tokia masė chebros gyvena, jie visi skleidžia šilumą. Ir jeigu nebus ventiliacijos, jie ten užkais tiesiog. Ir oro turi būti padavimas. Plius yra liūčių sezonas, kai 3 mėnesiai, pavyzdžiui, lyja, įsivaizduok. Čia jeigu įsigilini, tai čia yra absoliuti mistika. Nu, absoliuti mistika. Nu, ir kaip jie, pavyzdžiui, tai įsivaizduok, tu dabar atsiminsi kanalą, kurį tu darėjai, ir kitas milijonas, ten 900 000 kažkelintas irgi atsimins, kaip jie nesusipjaus, kaip jie nesusidurs, ir jie visi turi suprast, nes jie visi daro, bet jie veikia kaip komanda. Jie žino, kad ten kanalas dabar čia darysim. Tu prasme, realiai Dievas kontroliuoja, nes čia neįmanoma kitaip. Tai va, aš tą termityną visai apžiūrėjau, ten nenorėjau tų bokštelių nulaužti, bet ten buvo nuplovęs vanduo, tai ten bokštelėje matėsi tie kanaliukai, tie kambariukai, kiaušinėliai matėsi, viskas matėsi. Viena bokštelė, o ten didelis, žinai. O jeigu tu lįstumi į apačią, tai ten iš vis būtų labirintai, žinai. Tai, bet jie dažniausiai daro aplink medį. Vieną medį pasiema, tas medis nežūsta, bet kažkaip tai aplink jį, žinai, pasidaro. Tai įsivaizduok, dabar tas vietoj medžio buvo Hiranyakšipų ir aplink jį pradėjo darytis jie. Bet jie ką daro, jie ima žemės ir kažkaip išgrynina ir molį padaro. Ir tą molį jau deda į tą pilį. Ta pilis ten nėra, nei žemės grumstelio nėra, ten yra molis. Jis yra molinė. Tu paimi, net kvepia tas molis, supranti. Ir tas molis, mes žinom, jisai, reiškia, vasarą vėsina, o žiemą šildo, jisai sugeria šilumą. Švari medžiaga. Ir aplink jį pradėjo darytis tie termitai. Tai yra tokios didelės skruzdėlės. Bet ten rašo, kad jie pradėjo jį valgyti. Valgyti visą. Pirmiausia, jie pradėjo valgyti odą. Tai mums čia įkanda viskas, mes jau nieko bendro nenorim turėti, ne? Arba 2 įkanda, 3, tave valgo. Bet tavo toksai yra tikslas ir toksai yra ryžtas. Tema, atsiminkim, praktika nepaisant visko. Tai jo praktika nužudyti višnų, Prahlado praktika mylėti višnų, nepaisant visko. 2 ekstremalūs pavyzdžiai, 2 ekstremalios stovyklos. Ir nepaisant visko jisai stovi, jam niešti, jam skauda. Bandykim pamedituoti tą žaidimą. Tai tau oda krepšina, po oda kas yra? Limfa, taip? Limfa yra. Tau jau oda nuėdus, tau jau, tokį kampelį, jau mes bėgam jau į lovytę ten, popa, ne. Bet tau visą odą nuėda. Tame tarpe tavo privačių vietų oda. Tame tarpe tavo veido oda, kuri yra labai jautri. Viską ėda. Po to eina limfa, po limfos kas eina? Riebaliniai kokie ten sluoksniai, ne? Gilyn, įsivaizduok, ir tave pastoviai valgo. Tu turi sąmonę, jis nebuvo praradęs sąmonės. Po to raumenis. Tai praktiškai kaip tu gali išlaikyti skeletą be raumenų. Tu negali. Ir rašo, jis išlaikė supraną, savo mistinę jogą išlaikė. Net kaip gali skeletą išlaikyti, jeigu raumuos suvalgytas?
Tai nukristas skeletas. Sausgyslės, arterijos, širdį, inkstus, kepenis, liežuvį, akies obuolį valgo tau. Akies obuolį. Tai baisiau, užsidenkit, dabar slėpkitės. Kai apie prakladą pradėsim, galėsit atsidengti. Kurio čia Jugo neatsimenu buvo, bet aš klausau biškelį informacijos apie kūnų savybės tam tikrų jų. Mes niekaip negalim bandyti tą patį su savim, nes ten, pavyzdžiui, sakė, Jugo skausmo niekas nejausdavo. Neegzistavo toks dalykas. Neegzistavo toks dalykas kaip nuovargis. Mums neįmanoma suprasti, nes mes tiesiog to negalime. Vat šitą reiktų pasiklausti, ar jis nejuto skausmą. Aš tai manau, kad juto. Čia aš neaišku, kurio Jugo, nes sakė, Jugo nėra. Paskui po truputį jau... Tai yra Kašipų, man atrodo, sakė, Jugo žaidimas. Tai visai kitos kategorijos, nes pavyzdžiui 50 000 metų išsėdi meditacijoje, jiem netirpsta kojos. Ten, aš klausau, aiškiai viskas pasakoma, netirpsta kojos. Man reiktų šastras. Ten palei šastras ir buvo pagal kažkurią Kuraną. Neskauda nugaros. Apetitas yra tik tada, kada tu nori pats valgyti. Kūnas neprašo niekada maisto, nes yra tas kontaktas su energijom, labai stipriai energijos maitina, sakė Jugo. Ir bandyti, kaip mums įsivaizduoti, kad ten numoda, ten kitaip viską jie jautė. Jo, bet ten parašyta, kad tokios askezės, matai, jeigu nebūtų buvę skausmo, tai ten parašyta, kad tokios askezės nieks visatoj negalėjo daryti. Tai reiškia, kažkur askezė buvo. Paklausim mokytoją, ar jautė? Aš manau jautė, nes, kaip gali nejaus kūnė skausmą. Jautė, aš tai nebėjau, bet gal kitaip, ta prasme. Kai valgo jau pjausto tau, tai gal ten, pavyzdžiui, jie nejunta nuovargio kokio, bet vis tiek tai rašo. Kaip ten sulyginama yra su auksu, pavyzdžiui, kūnai, ne? O mūsų yra su geležimu. Nesudukit, auksas nerūdėja, nesioksiduoja, o geležis ir rūdėja oksiduojasi. Bet manau, kad skausmą visi jaučia. Gerai. Paklausim autoritetų, nes kitaip nerašytų, kad čia buvo beprotiška askezė. Tada niekame tą askezę ten stovėtų. Išlaikė, kaip sako, tą skeletą, tą koncentraciją, nepaliko kūno sielą. Čia gal tas yra toks momentas, kur... Aš manau, kad kai kūną griaužia, visi turi jaust kažką, žinai. Gerai. Tai žodžiu, vis tiek jisai turėjo ir širdį, ir kraują, viską jisai turėjo. Tik tais galbūt, sakykim, ir dabar jo rašo, kad nuo tos askezės įsigavo tiek daug jėgos, kad pradėjo eiti kaitra, tai kažkokiu tai būdu pradėjo deginti mylių, šimtai tūkstančių mylių. Čia kaip ir Dhruva Maharajas, irgi nuo askezės pradėjo jam eiti kaitra. Ir ką, pusdieviai aišku pamatė, kad nieks čia neįveiks jo. Jau jo nebesimatė, jisai buvo po termitynų ir kreipėsi į Višnų. Ir Višnų sakė, aš greitai į Bramą kreipėsi. Į Bramą sėdo ant savo gulbės ir atvyko. Vėlgi labai įdomu, ne? Brama loka tai milijonai kilometrų. Atvyko labai greitai. Kas labai įdomu yra tai, kad, matai, mes vis tiek toj visatoj nors labai dideli atstumai, bet komunikacija yra labai skaidri. Ir jeigu kažkas ir žemėje daro askezę, nėra problemas, labai gerai žinoma yra, ką jisai daro, kiek jisai daro ir ko jisai nori. Tai Brama, kai atskrido su savo gulbe, jisai pradžiai nematė, kur jisai yra. Tai po to tik tais pamatė termityną ir dūmus iš termityno sklindančius, nes ten yra Kašipų tas askezės, kai darė, ten ėjo kažkokios energijos iš jo. Ir tada išlindo jisai, kiek suprantu, iš to termityno ir paprašė labai didelių palaiminimų. Nes vėlgi, tokios askezės nieks negalėjo daryti. Tie palaiminimai labai įdomus. Aš paskaitysiu. Vat kaip atrodo materialisto sąmonė, žinai, jisai nori užsitikrinti, pats Dievas. Užsitikrinti. Nemirti nuo jokios gyvos esybės sukurtos Bramos. Visas esybės sukūrė Brama. Pusdievio, demono, žmogaus, gyvūno, gyvatės iš žemesnių planetų. Gyvatės tai nagos. Nemirti.
kodėl čia yra paminėtas gyvūnas, kai jisai toks stiprus. Paminėtas gyvūnas dėl to, kad jo brolis Hiranjakša mirė nuo šernos. Tai į tą įdėjo į sąrašą. Toliau, nemirti jokioje patalpoje, nei už jos ribų. Tai čia praktiškai iš vis nemirta, ne? Nes yra tik patalpa arba už jos ribų. Toliau, nemirti nei dieną, nei naktį. Nemirti nei ant žemės, nei dangui. Nemirti nuo jokio ginklo. Ir čia rašoma, bijojo sudaršana čakros, kuri gali nugalabyti net be Višnų. Tai jis galvoja, žinai, neturėti jokio varžovo visatoje. Jokio varžovo. Vienam viešpatauti prieš visas gyvas esybės, čia jau galutinis noras. Vienam viešpatauti prieš visas gyvas esybės ir vadovaujančius pusdievius. Gauti visą šlovę, gaunama iš tokios padėties. Ir gauti visas mistinės jėgas, gaunamas per ilgas askezės ir jogos praktiką, kurios niekad neprapultų. Nežinau, ar dar galima daugiau. O kam kuklytis? Kam kuklytis? Kūrėjas atvyko, ne? Ir Brahma iš to savo kamandulio, kamandal, yra tas toksai gražus, toksai su lankeliu ir toksai indas, kuriame renkama išmalda arba vanduo nešiojamas, jisai pašlakstė, reiškia, įsivaizduoju, kokie Brahmos galios kokios yra, jis tiesiog pašlakstė ir visas šitas iškart suėjo jam. Mes dažnai neįvertiname, ne, Brahma ten, žinai, privagė ten Krišnos piemenėlius, ten, žinai, pridurniavo, bet kokią jėgą ta būtybė turi, pašlaksto ir viskas, tu turi viską, visas galės, tarp tų 8 galių čia yra, tai yra levitacija, sumažėti iki atomo, gauti bet ką iš visatos, pasiimti bet ką iš bet kur, ten pajungti visus savo valiai, tai, ko tu nori, visi daro. Visą laiką būti pergalingu, ten tos 8 siddhi, labai didelės iš tikrųjų siddhi. Ten apie visokias aiškiaregystės, tai ten yra žemesnės kategorijos, apie jas net nekalba, čia tos 8 yra jau, tu praktiškai Dievas esi. Ir Brahma vienu mostelimu visą tai duoda. Tai kokią jis jėgą turi. Ne? Ir ką, gerai, Kašipų įgyjęs visas tokius dalykus, tai ką jisai visus pavergė. Visi bijojo ištart žodį, visi lenkėsi ir pusdieviai lenkėsi, visi lenkėsi. Tai čia irgi viena pamoka dar yra. Mes norim šitų dalykų. Kažkas pašlakstys mus, ateis tų energijų. Ir gali išlįsti demoniškas pradas. Krišna pašlakstys grožio energijos duos. Pažiūrėkit, kokios moteris gražios, reta kurią rasi nuolanki. Vyras gražus, reta kurį rasi. Pavyzdžiui, jūs kviečia, ne, ant podiumo, jūs fotografuoja, jie ant žurnalo. Retai, kuris bus nesitapatint su grožiu, labai retai. Jis vis tiek viduje laikys, kad aš, ypatingas, aš, žinai. Arba pašlakstys viešpats žinių gausi, gerą intelektą. Bus Elonu Musko, dar Einšteinų kokio, tu visus suvartysi, supranti, diskusijose, tu sukursi tokius išradimus, planus, tau, ką. Bet gali tapti ir pamokslauti? Gali, bet praktika rodo, gauni ir potencialiai gali išlysti. Bet to nėra taip, noriu paklausti, pavyzdžiui, nėra taip, kad kai Dievas, tarkim, jeigu nuspręstų kažkam tai duoti, pavyzdžiui, tarkim, kad ir tą intelektą arba, pavyzdžiui, pinigus, ne, tai ar ne jisai nusprendžia, kam tu tos pinigus arba tą intelektą naudosi, kaip pavyzdžiui, kai kurius Višnavus jis įgalindavo, kur pamokslautojai buvo nepalaužiami, bet intelektas taigi buvo neįtikėtinas. Ir kai kurie, sakykime, gauna tą patį intelektą, bet jie panaudoja, bet jie neturi pasirinkimų. Arba, pavyzdžiui, finansai, tai duoda Dievas finansus ir nusprendžia, kad jis bus debilas tas finansas. Darys nesąmonės. Ir jis daro tą, kitam nusprendžia, duoda finansus ir jis darys, tarkim, dorybingą veiklą. Nes yra, pavyzdžiui, futbolininkai arba ten kiti sportininkai, kur ten milijonus aukoja labdarai, kai tuo tarpu kiti verslininkai, pavyzdžiui, neaukoja labdarai. Tai ir ne pats Dievas nusprendžia, kam tie bus pinigai panaudoti. Čia yra tas klausimas, žinai, kiek Dievas kontroliuoja, kiek mes. Galų gale vis tiek viską Dievas kontroliuoja. Tai iš aukščiausios tos pozicijos.
Bet iš mūsų pozicijos tai, nežiūrint, ką jisai ten su mūsų smegeninė pasuks, tiesiog praktika tokia, kai ateina tos energijos, galva pakliba. Žmogus čia bet kalbam apie didelį kiekį, ne mažą, ne vidutinį, didelį kiekį. Yra atvejai jau net ir mano gyvenime per 30 mečius. Daugiau žmonės, mano aplinkų, sakykime, mano rate, jeigu gaudavo, tai daugiau būdavo įkliūti išeidavo. Tai kiti ne, kiti susitvarkydavo, bet vis tiek subtiliai atsirasdavo mentalas, kad aš ypatingas. Niekaip neišvengsi to. Atsiranda ir viskas. Aišku, galima sakyti, Krišna kūrė tą mentalą, ten filosofiškai, bet praktiškai žiūrint, be tų aukštų materijų, paveikia. Vis tiek tu subtiliai, kai tu turi, pavyzdžiui, sąskaitai 1 milijoną, kai tu turi 100 000 ir kai tu turi 1000. Čia yra labai skiriasi pozicijos. Tu eini per gatvę ir tu žinai, aš turiu 1 milijoną. Tavo eisena kitokia, tavo laikysena kitokia, tavo bendravimas kitoks, tavo mentalinė būsena. Tu ramiai nemiegot, tu ramiai keliesi. Kai kas neramiai, aišku, nes ar pavoks, ar nepavoks. Bet yra kitas bus. O kai tu turi 1000, jau yra kitaip. Tau kažkas atsitiks, tu žinai, kad nieko, neišsisuks, žinai. Nereikės O taip daryti nieks nenori. Tai labai sunkiai padėtis, prašau duoti. Tai gerai niekas šipujo, jis tą gavo ir jau jo išlindo pilnai tas, žinai. Ir ką, prasidėjo visatos terrorizavimas. Ir visi lenkė galvas, net pusdieviai lenkė galvas ir pusdieviai be abejo galvojo, kodėl Krišna mus taip įstumė į tokią padėtį, kad mes dabar turim lenkt galvas. Jiem koks buvo pazoras. Mums tai dar lengva, žinai, bet jiem tu įsivaizduok, tu valdai Indrą, tu valdai, tau visi lenkėsi. Ir tu pripranti 1000-mečiais, nes Indra labai ilgai gyvena, kad jie ten ne tik lenkėsi, ten moteris šoka, dainuoja, bet dainuoja ne Višnų šlovę, dainuoja jo šlovę. Ir tu kasdieną tau tą sviestą tepant tavo, žinai, širdės, tu ten mirko, tu tautose, taupuose gyveni, ir dabar kažkas ateina ir sako, žinai, lenkis. Ir tavo žmonai, ir tavo tarnam, ir visiems, ir jie lenkis. Tai jiem irgi, aš manau, buvo visokių minčių, kodėl dabar Krišna atėmė iš mūsų sodus, kuriuose mes su mergelėm tenkindavomės, kodėl atėmė mūsų nepriklausomybę, mūsų valdžią. Taip pusdieviai jie toliau darė savo pareigas, bet jie jau klausė jo. Ir jeigu jis būtų pasakęs, ten lietaus nesiunčiam, ten lietus nesiunčiamas. Nežinau tik ar Jamaradžas. Jamaradžas, man atrodo, nebuvo pavergtas, nes Jamaradžas apačioje ir ten toliau savo pareigas darė. Čia irgi įdomus klausimas. Ko gero gal nepavergė. Kaip Šyva su Brahma irgi galėjo. Šyva su Brahma nepaėmė. Man atrodo, nesikišo Šyva. Jo, šitą paklausim. Jo. Šitokios detalės, kur niekur neišgirsi. Ir dėl to kūno skausmo, aš manau, mano versija, kad buvo nemažas skausmas, tikrai. Tai mums irgi, kaip sakyti, vėlgi scenarius, kad mes gyvenime kartais Indros, kartais tarnai, žinai, kartais direktoriai, kartais sveiki, kartais nesveiki. Ir tos pozicijos labai greit gali keistis. Taip, dabar visi darda, nafta kyla, taip, kaina. Ir mes visi žinom, gali ateiti laikas, pritrūks maisto. Visi tą žino. Nes trąšos ateina iš tenais, taip toliau, 2 žmonės užspaudė viską. Ir ką tu padarysi dabar? Užėjo karma ir visus dabar smaugia. Visi darda. O ką tik čia visi planus turėjo iki karo? Kokie planai buvo pas visus? Paėmė pukšt, sąsiauris tas Ormūno užspaudė. Tai kaip visą pasaulį uždusina. Tai šitą matėm pasaulį, kaip mes visi norim to stabilumo, santykiai, pavyzdžiui. Taip, kartais geri, po to kažkurią dieną gali kristi tie santykiai, kažkokia situacija vyksta. Pavyzdžiui, būna atvejai, šeima gražiai sutarė, bet, pavyzdžiui, vaikas miršta. Ir santykiai sugenda tarp sutuoktinių. Moteris apkaltina vyrą, vyras apkaltina moterį. Miršta vaikas ir išsiskiria. Dėl to, kad,
Nelaimė atsitiko, bet tas skausmą jie nukreipia viens į kitą ir jie įsiskiria. Tarsi nieks vienas kitam nepadarė nieko. Ir tie santykiai, vat paėmė, ta visa idylė buvo graži šeima, sutarė, pukšt ir išnyksta. Tai čia tą istorijoje mes matom, kad nieko stabilaus nėra. Net pusdieviai negalėjo, pusdieviai, kurie jau karmą valdo, ne, vat prie karmą, jie nieko negalėjo padaryti. Irgi įdomus momentas. Jie jų karmą valdo. Jie Paramatma sako, atjunk ranką, atjungia ranką. Sako, atjunk regą, atjungia regą. Atjunk širdį, atjungia širdį. Nu, radai. Jie nieko nepadarė. Ne, aišku, čia Krišnos žaidimas, bet tai irgi rodo. Tai va tas, aš tai kaip manau, kad labai sunku gyvenant žemėje atjungti tą norą stabilumo, nes siela, jinai nori stabilumo. Jinai, žinai, dvasinė, o dvasinė siela jinai ir nekinta. Ir visą laiką, nu kaip dvasiniai plotmėjimis mes turim stabilumą. Ir mes viduj kažkur jaučiam, kad mes norim stabilumo. Stabilių santykių, stabilių finansų, stabilios sveikatos, stabilaus džiaugsmo, bet stabilumo niekas neduoda. Ir mes kaip ir nerandam tos ramybės. Tada bandom pasistatyti gerą namą, geroj vietoj, kur niekas net rusas neprivažiuotų, ar ten kas nors. Apsiginkluoti, apsišarvuoti, prisikaup finansų, užsikačialinti su vitaminais, kad jau sveikata būtų gera. Ir, norim tai daryti, ne vaikus apsaugot, kad jų niekas nepaimtų, nesusirgtų. Bet nepadarom to, nes matom, kokia galinga yra šita sistema ir čia taip sukurta, kad tu negali turėti to stabilumo. Nes, sakykime, čia jau pretenzija į Višnų, kad jisai atrodo duoda tą materialų pasaulį, bet jis realiai ir kankina. Jis realiai kankina. Čia jau su visa pagarba, bet jis realiai kankina. Ir jisai verčia tave atsiduot. Čia 100%. 100%. Tai yra, kas gali paliudyti. Ne, tai čia kiekvienas, nebent, nežinau, nesveikas koks žmogus. Čia kiekvienas vertiškai turintis mąstymo dovaną gali suprast, kad čia Dievas tiesiog, kaip Gurudevas sako, čia yra nara kalo, kad sakytų, ką nori. Bet suprantat, visi šlovina tos rojus, taip, ten yra labai daug stabilumo, bet kartais ten irgi vyksta susvyravimas. Bet čia labai kartais, čia labai retai tokie. Taip, šiaip tai ten stabilus yra. 5 žvaigždutės garantas ir aptarnavimas, viskas yra. Bet ir ten rodo, kad vieninteliai vietoj, kur nėra, labai įdomiai, kur nesusibuoja, yra demonų sistemos, bylas varga. Ten visą laiką stabiliai džiaugsmas yra. Labai įdomi. Rašo. Ir ten svarbiausiai komforto lygis, atala, patala, vitala, visos tos, žinot, tos planetarinės sistemos po žeme, kur demonai yra daug aukštesnis negu pusdieviai. Ir aš visą laiką galvau, kame reikalas, kodėl pusdieviai turi mažesnį komfortą negu demonai. Ir pasirodo yra sukurta taip, kadangi demonai iš prigimties labai pavydūs yra, kad jie nekeltų problemų pusdieviam, jiem yra duodama, Višnų sukuria geresnės sąlygas, kad jie ten jau tenkintųsi iki, jau per čia eitų viskas, nes jie labai pavydūs yra. Bet jų pavydas kartais tiek peržengia, kad jie vis tiek nori ir tą viršutinę, žinai, paimti. Kaip Hiranyakšipų atveju. Bet pas juos ar neskrenda su Dašna čakra? Kartais irgi vyksta sutrikdymas. Bet komforto nieks netima. Jinai atskrenda nužudyti kartais labai didelius demonus, nepaklusnius. Aš klausiau tą momentą, kad ten ar visus žudo. Ne, jinai atskrenda, kur jau labai labai giliai demoniškos asmenybės nuima. Bet komfortą niekas nepaima. Niekas nepaima komfortą. Ir pusdieviai ten nelenda. Jiem nereikia lysti, žinai. Tai kas norit, yra variantas. Galima suformuluoti praktikoje bhakti jogai, kad ten einu. Jūs nesijuokit, vienoje iš apatinių sistemų Šiva su Parvati gyvena, Vitala. Šiva su Parvati gyvena ir užsiminė pastoviai seksu. Plečia gyvas būtybės. Paskaitykit, čia ne mano. Taigi ir Prahlada, ir Bhažima. Prahladas gyvena, čia žinokit, tokių keistų dalykų, tai Bhagavata Puranai. Taip parašyta pastoviai lytiniai santykiai, plečia populiaciją. Bet jų nepaveikia geismas. Antiek išaukštinta jų padėtis yra. Taip, kad čia tas lytiškumas, jis eina per visą visatą, kiaurai išilgai nuo Šyvos iki Brahmos. Tai čia yra įkalta į sąmonę. Bet dabar mes tos temos neliesim. Tai dėl stabilumo. Ir ką, Hiranyakšipų turi savo sūnų,
jo žmona pagimdo ir sūnų leidžia į demonų gurukulą, yra ačarijos demonų, moko diplomatijos, ten visokių prasisukimų, žinai, ten kiti mokslai, bet irgi vediniai mokslai, kas tamiausia. Demonai irgi veda skaito, supraskim, tik jie tam tikras dalis ir skyrius atmeta, kur yra apie Višnų. Bet jie skaito, kur yra apie Šyvą, jie garbina Šyvą ir jie gauna iš Šyvos galės. Iš kur demonas gauna galę? Iš Šyvos. Iš Šyvos labai įdomi padėtis iš tikrųjų. Šyva yra toksai, kaip pasakyti, pusdievis, kuris yra ir bhaktam geras, ir demonam maloningas. Nes jis privalo duoti, jeigu tu askezę darai, jis privalo duoti palaiminimą. Ir Šyva, jeigu pažiūrėsite, su visais sutarė. Ir jisai netgi va tie dvasios paskui jie eina, nes dvasios visi atstumia. Dvasiom tampa visokie narkomanai, nusižudėliai ir taip toliau. Nuodėmingos sielas, arba pridarė daug žmogžudysčių, daug aferų, gauni dvasios kūną. Dvasios kūne pastoviai jauti alkį ir troškulį. Bet mentalitetas toks žemas, kad tu negali gerti sulčių ir negali valgyti normalų maistą. Neleidžia subtilus kūnas, tu valgai šlapimą, išmatas, narglius, va šitokius dalykus. Jo čia Garuda Puranai. Aš klausiau mokytis, kaip įmanoma? Ta prasme, sako, mentalitetas, pavyzdžiui, kiaulės mentalitetas yra toksai, vibracija, sąmonė tokia žema, kad jeigu tu kiauliai duosi, kokį jovalą ir duosi labai satvinį dalyką, jinai rinksis jovalą. Ir, pavyzdžiui, tigrui tu duosi vegetarinį maistą, jisai, aišku, rinksis kraują ir mėsą. Nes jo kaip sąmonė yra tam tikra, jis negali imti satiško. Tai va, dvasio sąmonė yra antiek žema, žemesnė tam tikra prasme negi gyvūno, nes gyvūnas, pavyzdžiui, išmatų ten apeina, žinai, tai jos valgo va šitos dalykus. Tai va tokį kūną gauni ir valgai. Ir ten rašoma, kad burnytė yra labai mažytė, kaip ten vos neadata. Tu labai mažai gali valgyti, tau pastoviai truškulys. Yra siaubinga, vat kodėl ateina pas mus naktį pakankina, kartais pas baktus ateina. Tai įsivaizduokit, jūs pabandykit pajausti, jūs sklando, taip jūs galite eiti kiaurai sienoje, jūs galite matyti minti žmogaus. Bet valgot jūs va šitokius dalykus ir vis tiek neužsipildo ir pastovi kankina. Čia neramu sąmoniai, nes nuodėmių pridaryta. Ir pastovi troškulys ir alkis, pastoviai. Tai jos eina pas baktus, kankina, kad baktai, žinai, džainer simcha, nuvalytų su ta malda, apvalytų jų karmą, nes nieks už jas nebesimeldžia. Visi primena, jo, šitas degradas, gerai, kad išėjo, žinai, kaip būna žmonės. Ten gerai užperka mišės, po to nueina vakarienę, prigeria, žinai, kaip būna. Ir dar užkrauna tos karmas. Tai už artimuosius kiekvieną dieną siūlau melsti. Kiekvieną dieną padarot praktiką ir po to tėvo linija, tėvas, tėvo ten brolis, jeigu mirė, pavyzdžiui, mano miręs, tai aš už tėvą, tėvo tėvai ir dar prosenelius esu matęs nuotrauką, taip nusinti, kad jiem būtų, po to mama, mamos tėvai, mamos seneliai, jiem nusinti, po to tavo šeima visiems tai palinki, po to artimieji draugai, visiems va tam. Tiesiog, kad... Nes ten, žinokit, nueina tas dalykas ir jeigu, pavyzdžiui, yra dvasios formai, arba pragare, arba gyvūno formai, jiem nuima karmas dalį ir bhakti įdeda. Vėl nuima ir vėl. O jeigu jie yra rojuose, pavyzdžiui, pitrilokoj, tai jie žino, kas siunčia ir jiem ateina maloni vibracija ir jų prailgėja. Sveikata, buvimas, ir jie laimina. Tada tu gauni irgi. Tai labai įdomu. Pabandykit papraktikuoti. Aš tai tą darau daug metų ir juntu, kad jau su tą savo linijom nustatau pozityvų ryšys nusistato. Anksčiau kažkaip nejausdavau šaknų. Buvo, žinai, ten, numirė ten, žinai, kažką. Mėsas valgė, žinai, taip pamastydavau. Bet dabar, kai su pagarba eini, junti, kad tu kažkokią jėgą gauni iš jų. Net jeigu jie gyvūno formai, pats Višnu tau laimina, kadangi tu atlieki savo pareigą, o čia yra pareigos bhaktų. Bhaktai pamiršta, kad jie turi pareigas giminiai. Čia yra toks dalykas. Pamiršta. Ir, pavyzdžiui, prie jūros galima, kadangi vis tiek jūra susisiekia, bet kokiu atveju su Indijos vandenynu kažkaip susisieks. O Indijos vandenynas su Ganga susisieks, ten Bengalijos įlanka ir taip toliau. Tai Baltijos jūra vis tiek yra Gangos. 100%. Dalelė. Visas vanduo planetoje iš to yra Gangos vanduo, parašyta šastra. Tai va. Visas vanduo. Visas Gangos vanduo. Ir mes tada aukojam ir tada tu aukoji pirmą Krišnai,
pirma, Brahmai, Naradai, Vyasai, po to, jeigu neatsimeni tos mokytojų sekos, tiesiog įsivaizduoji, kad visai sekai, po to daini guru užpili ant galvos, guru. Ir po to pili tėvui ant galvos arba į burną, dar galingiau. Įsivaizduoji, kad tu ėmi burną pili. Tiesiai į burną pili. Po to seneliui į burną, ten močiutė, o taip pili. Po to. Nu, aš taip šventose vietas pripyliau čia į burnas visiems. Bet žinok, jausmas po to, koks aiktų, geras jausmas palieka. O jeigu tu jau toj šventoj vietoje esi, nes, pavyzdžiui, čia Gango jinai nebus tokia stipri Baltijos jūrai, sakykime, bet jau kai tikroji Gango esi, jinai stipresnė. Nes man, pavyzdžiui, skiriasi vanduo. Ganga ir Baltijos jūra kaip dieną naktį skiriasi. Arba Rada Kundai, tai iš yra visos suėjusios visatos. Rada Kundai stipriausiai veikia. Ten taip veikia, kad tu jau nebesupranti, kokiam lygiai veikia. Kaip tarsi stebuklas vyksta, žinai. Tu pilė ir, mano asmeniškai tokia patirtis. Tu jau nebe, pavyzdžiui, Gangą pili, tai junti, kad ypatingai protėviam labai gerai. Nes Gangos tokia misija, jinai atėjo dėl nuvalyti tų sudegintų vaikaičių pelenus apvalyti. Ten Kapila jo sudegino, nes jie nekultūringai su Kapila bendravo. Tie karalaičiai, kiek ten jų 1000 buvo ar kiek. Tai jinai su tokia specifinė, žinai, ateina. Bet Rada Kundai Ganga yra viena iš milijono, ten yra daug kitų suėjusių. Ir kai tu pili Rada Kundą, tai tu jau nebesupranti, kokią mahimą, kokią šlovė to veiksmo yra, tu nebesupranti jau. Gangoj supranti, valas, bet Rada Kundai nieks negali pasakyti, kas ten įvyksta, žinai. Tai tai čia į tą pusę kažkur. Maudytis Rada Kundoj reikia tada labai atsargiai, nes paskui labai gyvenimas tas dega. Čia jo, dar mes prieisim prie degimo. Palauk, aš kažkokį, matai, čia dabar pradėjo skleistis tos temos. Tai Ganga, bet prie ko čia tie protėviai dabar? Gerai. Tai susilaukė Prahladas jo, mes žinom, kad jisai jau yra baktas iš prigimties, plus jisai iššiose būdamas iš Nardos girdėjo. Ir jis jau buvo iššiose, reiškia, sąmoningas, tai nebuvo paprastas vaikas, jis klausėsi, mes iššiose. Mes, tamasą, žinai, mes kaip būnamo, jisai buvo pilnoj sąmoniai atskleistoj. Ir ką, ir tada Prahlada Maharadžas, jisai pradeda, aišku, savo pamokslavimą mokykloje, moksleiviam. Mes žinom tos, kad jisai sako, laikas eina, vaikystė, po to jaunystė, labai gražus iš tikrųjų. Tokie žiaurūs pamokymai, bet jie yra teisingi. Ir jisai sako, žiūrėk, vaikystę tu pražaidži. Taip, paauglystė ką? Žaidimai, draugai, mergaitės, berniukai. Praeina. Po to tau užeina aistra, tu nori daugintis, tu nori kurt kažką. Šeima, po to vaikai atsiranda. Vaikus pradedi auginti, nėra niekam laiko. 1-2 maksimum. Ir tu praeini tą laiką ir atsiranda laiko, kai vaikas užauga, tada anūkai užeina. Ten jau gali reguliuotis, bet realiai tik tais ten prasideda praktika. Tai Prahladas ir sako, negaiškit laiko, atsiminkit Višnų. Čia tie mokslai jūsų, ten diplomatija, politika, finansai, bet mokslas apie Dievą. Ir aišku, sužino mokytojai, kad apie jų priešą Višnų yra šnekama ir įkvėpinėjama. Paskundžia Hiranyakashipu, vieną kartą susinarvoja, antrą kartą susinarvoja. Ten ta scena aprašoma, kai jis ant kelių laiko Prahladą ir uosto jo galvą. Tėvai mėgsta pauostyti vaiko galvą ir glosto, žinai. Ir kai jis tik pasakė, kad atsimint Višnų, ten šlovint Višnų, jis tiesiog iš to pykčio, ką daro pavydas. Tu net savo vaiką jisai nustumė, daug laiptų nustumė, nurėdėjo. Įsivaizduot savo sūnų. Nekiek reikia turėti pavydą. Ir ką pavydas daro širdį. Net savo vaiką tu gali. Ir tada, aš čia tiesiog trumpinsiu. Ir tada jisai pasako, kaip jo buvo apsisprendimas, sako, vaistažolės miške, nors jos nėra žmonių giminė, bet jos yra surenkamas ir saugomas taip, tarsi būtų tavo giminaičiai, nes jos yra vertingos, vaistažolės. Bet sako, iš kitos pusės, taip ir sako, pavyzdžiui, asmenybė, jeigu nėra tavo šeimos narys, bet jeigu jinai yra labai brangi,
tu ją vertini taip kaip savo šeimos narį. Bet sako, iš kitos pusės, jeigu tavo šeimos narys, taip, kaip užpuvusi, pavyzdžiui, galūnė, pradeda nuodyti visą kūną, tu turi nukirsti. Taip, kad šitas vaikas, nors jis yra ne už šeimos ribų, mano šeimos narys, mano kūno dalis, bet jinai yra apnuodyta ir jinai nuodė visą kūną, tai yra visą šeimą, reikia nukirsti. Ir jis tada sako, nužudyti, žinai. Duoda nurodymą. Ir dabar, kaipgi jisai bando nužudyti? Trumpai. Reiškia, duoda rakšasam su trišakiais badyt Prahladą. Susidaug, prie Hiranyakšipų šito akių jo vaiką bado su trišakiais. Ką daro pavydas? Prie jo akių jį bado su trišakiais. Niekaip, o Prahladas jisai medituoja. Neaišku, detalių neprašo. Kraujas bėgo, nebėgo, įsmigo, neįsmigo. Čia įdomios detalės. Toliau, meta po didžiulių dramblių kojomis. Vat kas matė dramblius Indijai, tai kai prieini prie to gyvūno, tai jeigu jų yra daug ir jie pasiutę, tai tu gyvas niekaip neišeis. Ten yra tokia jėga ir tokia masė, kad meta tarp didelių baisių gyvačių. Nu, atsidurti tarp gyvačių jau mes, aišku, nenorėtume. Nukreipė naikinančius kerus, reiškia magiją. Pasirodo, valdė magiją Hiranyakšipų, kur galima nužudyti žmogų su kerais. Sviedė nuo kalno. Nu, kai važiavom į Gangotrį, matėm tokie skardžiai, ne? Taip, numest. Rodė iliuzinės apgaulės, būrė, nuodijo. Priverstinai badavimas buvo, nedavė maisto. Metė į vietas, kur buvo nepaprastai šalta, dideli vėjai, arba ugnis, arba vanduo. Metė sunkius akmenis ant galvos. Tai va čia yra pavydo Dievo išraiškos. Nu ir aišku, Prahladas atlaikė, visur Krišna apsaugodėjo. Kai Prahladas krito ant uolų, tai tos uolas pavirto minkštais patalais. Ir ten rašoma, Prahladas, jisai, kai krito ant tų uolų, jisai bijojo ne kad pats susižeis, bet kad Višnu jo kūne, nu jis taip mąstė, bus sužeistas. Visada, koks mąstymas. Mes tai kristume, žinai, o čia, čia yra jo, jisai taip meditavo. Tai lygis yra labai nesuimituojamas. Na ir tada Hiranyakšipų, būdamas mistikas, jisai suprato, kad čia be mistinių galių, be jėgų neįmanoma atlaikyti tokių dalykų. Ir jisai išliejęs tą pyktį jau paklausė, žinai, tai iš kur tavo jėga, žinai. Jisai, Prahladas sako, iš ten pat, iš kur ir tavo jėga. Nu tai tas atsakymas jau. Na ir tada jau aišku, Hiranyakšipų sako, tai ar yra ir toj kolonai, yra... Daužė tą koloną ir išlindo Narasimhadeva. Nes jis klausė, kur yra Narasimhadeva? Visur yra Narasimhadeva. Ar šitoj kolonai? Taip ir šitoj kolonai. Ir tada išlindo raumodamas, ne šiaip tyliai, bet jau raumodamas. Ir ką šitas momentas rodo? Rodo, kad Bhagavanas yra labai kantrus. Jis išlauks labai tikslios sekundės. Nors visi buvo kankinosi. Visi meldės ir tikrai aš manau daug kas galvoja, nu Krišna, kada tu šitą kančią nuo visos visatos nuimsi. Suprantate, taip ir mūsų gyvenime jau atrodo jau pikas. Nu jau viskas, nebegali. Jau kankina, nu kažkoks tai, žinai, atėjo kenkėjas į darbą ar į tavo gyvenimą, arba net į šeimą, ar dar kažką. Ir tave kankina ir plaka kasdien. Nu, tu nieko nepadarai, žinai. Ir tu sakai, Krišna, viskas, jau čia yra riba. Bet Krišna toliau tęs. Jau sakai, nu, bet čia jau tikrai yra, jis toliau tęs. Ir jisai parenka tą sekundę, kada iš tos kolonas išėjo, jisai kankintojas yra juodas. Ir tai jisai parenka, kada išlysti iš tos kolonos ir, nu, nuimti. Jis parenka. Ir va šitoj vietoj, nu, tu nieko nepadarysi. Tu gali tik tais gauti palaikymą iš kitų žmonių, kad, nu, pakentiek. Ir biški pasitenkint, skaniau pavalgyti, ilgiau pamiegoti, muzikos paklausyti, gerai pabendrauti.
Ir mes pastebėjom, Krišna daveda, pažiūrėk, visus davedė, Prahladą davedė. Pirmiausia, Prahladas praėjo išbandymus, po to išlindo Narsimha. Bet kokius išbandymus praėjo. Taigi dar jį lydytą sviestą į kubilą metė. Ir ugnį kišo. Tai aišku, Prahladas viduje nesujudėjo, bet tai rodo iš tos istorijos, kad Krišna žino mūsų tikrąją ribą, o mes savo tikros ribos nežinom. Ir jisai žino, kad už šitų lubų dar yra bent jau 3 lubos. Ir jau kai mes sakom, viso mano lubos pramuštas, dar yra vienas lygis. Ir dar tas pramuštas. Ir dar yra. Ir tavo tikroji sąmonė ne ties šitom lubom, gal jinai už 5 metrų. Ir Krišna iki to laiko eina. Lygiai taip pat Krišna kankina net ir savo gopės. Pažiūrėkite ten. Išvažiuoja kur? Į Madhūrą, taip? Gopėm yra viskas. Ir jisai, jos mato širdį Krišna, bet išoriškai jau nemato. Jis skaitosi niekad nepalieka Vrindavaną, bet jisai jau nebepasirodė gopėm. Tai tos būsenos, kurios buvo gopių, mes negalim suvokti, kokios ten yra skausmas. Tai aš manau, tikrai yra didesnis negu materialus skausmas. Bet aišku, ten yra ekstazės forma, bet jos kankinos, jos nesiprausė, nesišukavo plaukų, jos išėjo iš namų ir nebegrįžo, pasirodo. Jos nebegrįžo pas vyrus. Ir jos gyveno pastoviai miške. Be lovų, be namų, be nieko. Ir pastoviai klaidžiai. Dieną, naktį. Tai neįmanoma tų transcendentinių būsenų suvokti. Iš tikrųjų. Tai mes neturim tikėtis, kad Krišna elgsis su mumis taip, kaip elgtųsi žmogus. Žmogui, jeigu tu jau verki ir tau labai skauda, žmogus jau. Bet koks treneris, bet koks ten, žinai, jau vadovas, sakys, viskas, jau tu ribą pasieki. Bet Krišna yra kažkas kitokio. Ir jisai geriau žino, kur tavo riba ir ką reiks su tavim padaryti. Aš dėl ribų labai jau pamiršiu, bet tikrai geras klausimas dėl tų ribų, pavyzdžiui. Sakykime, kiti žmonės padaro klaidų, ten nusižudo, kai būna jau perlėk. Mano artimam rate yra, kada skyrybos įvyko ir labai negražiai įvyko ir tas vyras tiesiog nusižudė, ten visiems buvo šokas, jis nepakėlė to. Tai sakykime, o iš tų jau, sakykime, dvasingumo keliu einančių arba sąmoningumo keliu einančių žmonių, tai aš manau, kad irgi kai kuriais atvejais yra, aš aišku nežinau, bet net nei kiek nebijoju, kad yra tų atvejų labai daug, kada irgi yra perimta lazda jau gerokai kitą pusę, bet problema yra ta, kad sąmoningai žmonės žino, kas bus po to, kur yra problema. Ir ką be padarytų Dievas, tarkim, su manim, aš, tarkim, neišdrįsiu rankos pakelti prieš save, nes aš žinau, kad po to bus dar blogiau. Tai ne tai, kad mano lubas jau permušė 10 kartų ir jau ten jau aš kadaise jau negalėjau toleruoti, bet aš negaliu perlipti tos ribos, žinodamas, kas bus po to, kai tuo tarpu tie žmonės, kurie neina sąmoningumo keliu ir galvoja, kad su tuo viskas ir pasibaigs. Ir jiems kaip yra tokia ir laisvė. O mes tos laisvės neturime. Nes mes žinom, kad po to bus tokia burnikė ir geras išmatas. Suprantat, tai patas tave, bet lubos, čia mano galva, kad lubos kažkaip man biškai kitaip atrodytų viskas. Čia labai skiriasi nuo situacijos, jeigu žmogus yra daug prisidaręs, tai jį pramuša net ir jo ribas. Nes yra jau reakcija taip formuojasi, kad tu turi jau priverstinai gimti dvasia, tu turi nusižudyti. Aš žinau vieną atvejį, kai Bhaktas nusižudė, žinodamas, kad ir burnytė bus tokia ir visą kitą. Yra atvejis Lietuvoje. Nenoriu minėti vardą, bet yra. Ir daug metų praktikavęs Bhaktas. Nes buvo padaryta labai didelės aparatkos, labai didelės. Ir kai aparatha ateina, jau pati aparatha pramuša ir tave priverčia jau, tiek kentėt, kad tu, Bet šiaip visumoj, kaip su mumis, tai pakankina, daveda ir paleidžia, žinai. Ir po to pakankinimo jau sąmonė jinai būna. Nes labai įdomiai, kartais protas yra tiek užklinytas, kad tu turi, labai stipriai, kaip būna, pavyzdžiui, varžtas užsiklinės, užžudijas. Kaip man meistrai keisdavo. Ten jau su raktu nieks nedaro. Ten tiesiog su kūju daužo, kad rūdis atkristų ir šildo su tuo fenu ir daužo. Ten tik po to prasideda atsukimai. Tai mums kartais pradeda nuo šitokio daužimo, nes ten yra iš vis nesąmonių galvoj prikimšto, žinai. Po to jau
žinai, ten atsukinėja. Ir praėjus tą transformaciją žmogus jaučia, kad jisai į kitą lygį išėjo. Po to sako, nu, kai reikėtų grąžinti gyvenimą atgal, nesigailiu, žinai. Dažnai va taip pasako. Net ir ne baktai pasako, sako, gerai, kad tas buvo, žinai, tą įgavau. Bet kol vyksta tas daužimas ir tą makaulę tu nebespanti, kas ten tau vyksta, tai be abejo palaikymo reikia. Tiesiog reikia bendrautis. Vienam, svarbiausia vienam nebūtų. Nes vienam tai viskas ten, protas ten tiek prisuka, tiek dainuškų prisuka, kad aš to Jarūnai parašysiu, kad maistą biškį atvežtų. Tai sekundę. Tai va, mes praktikuojam meilę, O ką gaunam? o gaunam tik tai sveikatos dar. Kad varžtas atsant. Šis pagalvojau, gal sakau, reikia šeimą pridėti. Dėl to yra ją pradėti. Kam? Nešėjau. Ar blogiau, kad būtų? Gal su to norim, nežinau. Paskaitos realizacijos. Ir ką aš noriu pasakyti, mes einam prie tos pagrindinės temos ir baigsiu. Tai yra tai, kad mes vėlgi grįžkim prie tos pirminės minties, kad Prahlada Maharadža išlaikė meilę ir nekaltino Dievo, kai buvo tokie išbandymai. Hiranyakšipų išlaikė sadhaną, kai buvo jam išbandymai. Tai va tiesiog šiandien galime, aš apie tą temą mąsčiau, kad lengva praktikuoti, kai viskas lengva. Bet kai tave meta į ugnį, po to su trišakiu bedo, po to į sviestą lydytą, po to po drambliais, po to nuodų duoda pavalgyti, va tada pasirodo, kiek tu realiai turi šradhos, tikėjimo. Bet jisai tas skausmas, tai gal nejautė? Gal ir nejuto, gal ir nejuto. Jo, Kiekviena yra prašyta Koranuose, kiekviena situacija, ką jis jautė, labai ten įdomu. O čia labai įdomios detalės, apie kurias irgi gaila, kad niekas nešneka, bet ir kai tu paklausai tas kitas detalės, jo, tada tu visai pajunti, kodėl tas Prahladas tokį ryšį su Dievu turi, nes čia gaunasi, mainai abipusiai. Taip. Kai tave atakuoja, tu negauni tos pagalbos. Kai tu, pavyzdžiui, to per galvą, kai trenkia, tai tu ir kraujuoji. O kai Prahladui trenkia, tai jam atrodė, kad su gėlėm glosto. Jis tą realiai jau. Jo, Prahladas jis turėjo mistinę galią, bet mes dabar išpeškim tą... Yra toleruota kančia, kai tu tos nejauti kančios, ten pavyzdžiui yra prašyta, kai į ugnį įvedė ir įvedė į ugnį jo sesuo. O sesuo turėjo palaiminimą iš šito, kur iš Šivos išėjo tas piktas brahmanas. Kaip jo? Holika jos buvo vardas. Sesers jo to brahmano, nesvarbu. Jis davė jai palaiminimą, davė to tokia skraistę, kur jinai kaip užsigubėlė, jinai tampa nematoma ir nepaveikiama jokiam energijom niekam. Ir jinai įsivedė Prahladą į ugnį ir papūtėlėjęs iš niekur. Ir tą skraistę nuo jos uždėjo Prahladą. Tas kiekvieno situacijų, jeigu smulkiai, jis niekada nejautė jokios kančios, jis niekada nesuprato, nuodus jam davė gerti, ne? Jis ką padarė, jis paukojo Krišnai ir išgėrė kaip nektarą. Ir paukojimo metu nuodas pavirto nektarą. Jis niekada nejautė jokios, jo nieks neskaudėjo. Čia mes turim išpešti tokį rakursą, kad skausmas yra, sakykime, jam tai nebuvo, sakykime, skausmo, bet pats pavyzdys, kad kai mums meta nuodus ir taip toliau, nes ten galėjai įsižeisti, kad tavo tėvas su tavim tai daro. Tai yra dar daugiau skausmo, tai yra psichologinis skausmas, kad tavo artimasis su tavim tai daro. Bet aišku, jis to neįsižeidė, nes jis nelaikė, kad tai yra mano tėvas. Bet ta istorija duodama mums kaip pavyzdys, žinai, kad kai ateina tos negandos, kad tu medituotum. Nes Prahladas išsisuko iš tų dalykų, nes prie tų situacijų jisai meditavo. Jeigu jis būtų nemeditavęs, nebūtų meilės ryšiuose, jie būtų ir nuodai paveikę, ir ugnis paveikę, viskas būtų ne. Tai va čia yra šitas momentas, kad kai mėtomi šitie dalykai, tada ypatingai reikia prieglobsčio ieškoti. O nebėgti ir nekaltinti, žinai, kad vat, tuo metu ypatingai reikia. Kaip sakyt, po tą skraistę lysti. Tai va, tai čia tokia yra, sakykime, šios dienos mintis į stabilumą. Dabar ateina tokie laikai, kai pas mus va ir ugnies yra, ir nuodų yra, ir drambliai patrypčia, ir nuo kalno mus meta. Vat labai banguoja, ne? Ir kuo toliau pastebėjom, nėra stabilumo, absoliučiai. Ir nėra jokio garanto, ir nieks negali užgarantuoti. Tai vat, kai tas Prahladas priėmė prie to nestabilumo, tai ir mes pabandykim. Čia mes praktikai, juk jo būsena tai yra jau kaip tikslas jogos.
Tai, ką jis turėjo. Ta pati demonstravo Jėzus, ar ne taip? Bet Jėzus jautė skausmą. Jėzus jautė, ten kraujas bėgo ir jisai ko gero jautė, nes ten buvo žemiškas kūnas. Taip. Bet sąmonė buvo ta pati, iš tos pačios kategorijos. Iškai jisai meldėsi, prašė atleidimo. Tai aš tai priemu tai kaip siekiamybė, žinai, po kažkiek gyvenimų daug. Jeigu tu pasieksi tą viršdualizmo poziciją, tai va atrodo, koks tu laisvas esi. Su tam niekas nieko negali padaryti. Niekas nieko negali padaryti. Bet vat pakilt, kaip Bhagavad Gitoj ten rašoma, matras paršastų kauntėje, šito aš nasuka dukada, agama paina nitjos, tamsti tik šasva barata. Tik šasva. Pakesk žiemą ir vasarą, kančią ir laimę, šito aš nasuka duka. Laimė ir kančia sanskritu. Netrikdomai atlik jogą. Tai čia Krišna duoda tokį mums treniravimuisi, kad, pavyzdžiui, pas mus būna daugiau pinigų, mažiau pinigų, geresnė sveikata, blogesnė sveikata, geresni santykiai, prastesni, toks bangos eina. Ir rašo, stabiliai tęs praktiką. Aišku, stabiliai nebus, banguosim, bet bent jau nenumešinai. Jeigu nori numest, tai tada širdį atsimink. Būna bhaktai sunkus periodai, nekartoja mantras. Tai, sako, aš atsimenu. Tai va tą siūlą palaikyti. Labai daug kas yra šnekėję. Pavyzdžiui, būna bhaktas išvažiuoja dirbti Vokietiją, kažkokie, žinai, darbai, bet turėjęs atvejį, senai dar vienas iš šventyklos išvažiavo, Brahma, sako, aš vat siūlą tokį, taip ir įvardino, vat siūlą palaikiau, tiesiog atsiminiau, žinai. Tada grįžo, ten jam buvo sunkus periodas, vėl pradėjo, tai nereikia, žinai, tai pas savęs laužt, kad jeigu aš ten kartuoju 16, užėjo sunkumą, aš turiu ten per prievartą perlaužti save. Ne, nesukartosi, bet širdį tokį palaikyti. Su bhaktais, su Krišna, prasado gerą. Čia mūsų lygiai. Aukštesniam lygiai sakytų, kas bebūtų, turiu ratų kiekį, žinai. Bet kai pas mus užeina, tai ten būna, juk temperatūra užkyla, kokie ten ratai yra. Ten tiesiog, aš tai iš vis tada net džepas neimu. Aš juk temperatūrą guliu ir širdį meldžiuosi. Aš net neskaičiuoju nei tų ratų, nei ten, žinai, tiesiog. Tai mums tie prachlado lygiai, tai čia kaip iki Šanchajaus, čia gal kažkuriam tai gyvenime ir būsim. Bet iš kitos pusės, jeigu mes nieko nedarysim, mes ir nepasieksim to lygio. Dabar, pavyzdžiui, mes nesergam, galim sėdėti viską, tai galim klausyti, bet gal po savaitės kažkam užeis liga, žinai, bus sunkiausnė praktika. Tai vis tiek pakartoji, paskaitai, papraktikuoji. Ir taip metai po metų tau, žinai, tave prasuka ir tu žiūri po 20-30 metų, jau tavo atsparumas tam dualizmui jau yra didesnis. Jau tu žiūri, okei, tai vis tiek rytasi eisiu kartos. Kai aš skaičiau dabar apie Ramaną Maharišį, buvo impersonalistas, bet jisai jau ko gero buvo realizavęs save kaip sielą. Tai jisai labai gerai pasakė, žinai, sako, jo paklausė Paramahamsa Yogananda, irgi labai žymus jogas, atvažiavo pas Ramaną Maharišį. 2 tokie susitiko. Ir jisai paklausė, kodėl Dievas duoda kančias gyvom būtybėm šitoje visatoje. Paprastą klausimą. Kodėl jis negali tiesiog jų nuimti ir duoti nušvitimą iškart? Ar ne taip? Ramana Maharišis sako, per kančias įvyksta prabudimas, žinai. Kančios nuveda į išsivadavimą. Kančių nebus, neišsivado žmogus, žinai. Ir po to jis paklausė, o kas čia kenčia? Ir tada Paramahamsa Yogananda, suprato, o kas čia kenčia? Čia tu kenti, ar tavo protas kenčia? Jisai nekomentavo, bet jis paklausė. Ten apie kančią šnekėjo tokius, žinai, kompromituojančius. Po to jis paklausė, bet su realizacija paklausė, o kas čia kenčia? Jok paklausimas, tai ne mano paklausimas, žinai. Nes jisai mirė nuo vėžio, kiek žinau. Bet jo akyse nebuvo kančio, žinai. Tai jis tuo klausimu norėjo pasakyti, pažink save ir nekentėsi. Aišku, Yogananda buvo save pažinęs, ko gero, jau labai gerai. Bet tie pokalbiai buvo įrašomi ir čia dėl ateities, žinai. Ir man patikdavo jis pastoviai sakydavo, užduok vieną klausimą pagrindinį. Kas tu esi? Kas tu esi?
Ir jeigu mes užduosim tą klausimą žmogui, jūs padarykite eksperimentą. Pasakyk, kas tu toks. Sakys, aš moteris. Ne, čia yra lytis, čia yra kūnas. Kas tu toks? Aš mama. Tu dabar mama, rytoj jau ne mama. Nu, ta prasme, čia yra kūno padėtis. Aš jautis. Čia yra tavo subtilus kūnas. Aš, supranti, kažkoks tai turtingas. Aš ten lietuvis. Tai yra nacija. Aš daktaras. Tai yra profesija. Ir tu ką be atsakysi, tu niekur nepataikysi save. Ir pastebėkit, jūs užduokit klausimą žmogui, nei viens, visi jie pradės... Tai žmogus yra forma. Ja, tu šiandien žmogus ir gyvūnas. Taip. Jie visur šaudys į tuos apvalkalus. Arba aš drąsus, aš ten, pavyzdžiui, olimpinis čempionas, ten, žinai, visokių būna. Bet tai yra tavo kūnas, arba ir jisai ir sakydavo, užduok klausimą, net ir baktai, mes turim savo užduoti klausimą kiekvieną dieną, kas aš esu. Bet taip giliai, aišku, mes viską žinom, mes čia cituosim, bet giliai, kas aš esu. O žiūri veidrodį ir pagauni save, kad tai žiūri, kokie tavo skruostai, kokios tavo akis, ten dar. Ir tu užduodi klausimą, kas tu esi? Giliai, žinai. Ir va, kai užeina negandos, tu vėl paklausys, kas aš esu, ar mane tai liečia? Ar mane iš tikrųjų tai liečia? Ar tikrai mane liečia? Saulės nebuvimas, -30, arba kažkoks durnius ten pasinarvavo, pakritikavo tave. Ar mane liečia tai? Ar aš esu tai? Ir kai tu analizuosi, tu visai daisi iki šviesos. Lengviau. Skaudės, nes mes neišsitapatinė iš proto. Skaudės, bet biški mažiau. Ir pavyzdžiui, bet šiandien turėjau labai gražią patirtį, žinai, bet pasidalinsiu. Kartau aš tas dikšą mantras, kartau. Ir į galą, žinai, tokią šviesą pradėjo eiti, iš širdies, žinai, širdies šviesą. Ir toj būsenai visiems atleidęs esi. Niekas neužkliūna. Visi, kas tave kritikavo, kas skriaudė, kas gero padarė ir kas blogo padarė, visus paleidė. Toj būsenai, kol neišėjęs. Niekas neužkliūna, nei viena gyva būtybė, kuri tave skriaudė gyvenime, neužkliūna toj būsenai. Aina tokia šviesa iš širdies centro. Ir tu junti, kad tu nesi, žinai, ne tik va šitas va, bet ir charakteris. Nes charakterį mes visi turim su trūkumais. Bet tu esi kažkas daugiau. Tokią šviesą, žinai. Žinai, Narasimha gal malonę davė. Ėjo čia, iš gerklėje, čia, ėjo iš čia. Toksai, žinai, kažkoks šviesa ėjo ir toks spinduliai iš širdies. Ir aš toj būsenai klausiu, ar aš turiu priešų? Neturiu. Ar aš turiu brangių ir nebrangių? Neturiu. Aš turiu pažįstamų, nepažįstamų? Nėra. Ir artimesnis, mažiau artimas? Nėra. Visi, supranti, visi geri. Išeini iš tos būsenos iškart kategoriją. Aš esu tas, čia yra mano artimas, čia yra ne mano artimas, čia yra mano šeima, čia ne mano, aš esu. Ir prasideda, tas šokis materialus tavo, žinai. Bet kol tu esi ten toj būsenai, nėra. Vien laimė. Ir nieko daugiau. Ir atrodo jau net tas kūnas tos laimės, tos kraujagyslės, tas visos smegenės, jos nesutvertos laimiai patirti. Ta energija, kai jinai sklinda, jis atrodo, tą nelaiko, žinai. Tas kūnas toks. Ir tik po to ta malonė sustoja, pavyzdžiui, tu ten baigi tą mantrą ir jau pradedi žiūrėti, čia ranka mano, čia tas, prasideda. Ir tu matai, kaip užsilipdo tos koncepcijos. Ir aš suvokiau tokį labai gerą dalyką, kad realiai, kada mes dirbam su savim, žinai, aišku, yra kvėpavimai, yra psichologinės praktikos, visas jos gerai. Bet jeigu tau išeina užgriebti aukštesnę terapiją, čia yra aukštesnė terapija, žinai. Be jokių pamokslų, be jokių analizių, be nieko, tai yra tiesioginė patirtis. Šviesa iš tavo eina vidaus. Tu savęs klausi, aš turiu trūkumą, aš neturiu trūkumą. Tai ko tu kreipi dėmesį, kad tave kritikuoja, nes jie nemato tavęs. Tikro tavęs jie nemato. Žmogui, jeigu yra su nepilnavertiškumu, ne, aš turiu savybės, visos savybės sudėtos. Visos, brangakmeniai. Tavo subtiliam kūne jų nėra. Taip, esi ir toks, ne. Bet už subtilaus kūno, kur tu esi tikras, viskas sudėta.
Tu negali būti kritikos objektas, iš esmės. Save gali griaužti? Negalima. Nėra savęs graužaties, nes tu esi meilės dalelė. Nu kaip pasakyti, apie kokią savęs graužatį gali eiti kalba. Sau net leidi, ką ten atleisti? Tu nieko ir nepadarėjai. Blogo. Tu tavo padarė subtilus kūnas kažką, žinai. Nu, tu tam subtiliam kūne kažką. Ir žinok, tokią terapiją niekas nepadarys. Jokios hipnozės, jokie konsultantai, jokios reiki, jokie kvėpavimai. Niekas tokio nepadarys. Bet tu turi įeiti į save, žinai. Bet kad įeiti į save, jau tada bandai atsijungti. Ir tų ryšių nesimato, va čia mano, o čia ne mano, čia va tėtis, o ne tėtis. Gerai, jeigu ta būsena būtų 24 valandas. Ir tai aš manau kažkoks buvo šešėlis, nes jeigu tai būtų tikra būsena, aš būčiau be sąmonės nukritęs. Bet jin buvo pakankama, kad visi šitie dalykai man buvo atsakyti. Ko tu gaišti laiką? Analizė. Ko tu gaišti laiką savęs analizavimui? Čia tas blogai, anas blogai, čia tas blogas, ar anas blogas, tas tą padarė. Iliuzijai gyveni. Va toks, per sekundę tokia va atėjo realizacija. Aišku, tu ją išlaikyk dabar, žinai. Tau kažkas gatvėje sakys, kad čia durniau, eini iškart piktis sukils, tu pamirši, kad tu esi šviesa, jis yra šviesa, žinai. Bet tokį, įmetė, žinai. Kitą kartą gal vėl įmes, taip ir renki tos dalykus. Tai aš manau, kad jeigu Prahladas buvo pastoviai, ne tokioj, bet dar aukštesniai būsi, tai jam, tėvas pasinarvavo, gūnos veikia, nori nužudyti, reik melstis, žmogui sunku, žinai, pavydas tampa. Dabar nuo kalno mes, nuo kalno, aš vis tiek siela esu, kas ten man. Tai gali taip pagyventi. Bet kad praktikoje duos mums užčiuopti, duos užčiuopti. Ir man tada aš kaip tik po tos meditacijos įsijungi telefoną ir tas postas su Ramana Maharishi ir jisai klausė, o kas tu esi, žinai. Ir taip susišaukė tą meditaciją. Klaus kasdieną, kas tu esi. Ir jeigu tu atsiminsi tą šviesą, tau negriauši savęs niekad. Tu atleisi savo. Atleisi kitam, savivertė atsiras, visos tos kertinės psichologinės problemos, kur dažniausiai pas mane ateina, tai savivertė suvaryta, nuoskaudos supranti, tas babausis padarė, pykčiai visokie, skausmas ant savęs, skausmas ant kito, viskas išeina. Nes tai yra iliuzija, skausmas yra iliuzija. Jeigu tu laikai nuoskaudą, tu esi iliuzija. Nes tu nesi tas skausmas, tu turi ištraukti, tai yra subtiliam kūne randasi, o mes su jie tapatiname, sako, man skauda. Tau realiai neskauda, bet tavo subtiliam kūnui, ego, ten yra ta vibracija. Aš žinau, kad tai nėra nelengva padaryti, bet jeigu užsikabinam ant švento vardo, būna kažkokia diena užsikabini, tai siūlau paeiti iki to, kol tavo šviesa iš širdies, jin turi pradėti sklisti. Jeigu jin pradės skleisti, viskas, tuo metu labai greit valys tas nesąmonės. Po to taip greit nevalys, bet tom sekundėm, kai melsimės, tuo metu eis labai greitos visos lauk. Ten gali vykti per 10 sekundžių daugiau negu per tavo visus metus šitų atleidimų, paleidimų, ten emocijų paleidimų, visokių tokių, žinai, kaip dabar daroma. Ta per 10 sekundžių, nes žmonės, matai, nedaina tos praktikos suvešėjusios, nes žmonės taip giliai neina. Jie ten sako, įsivaizduok tą žmogų, siūskiem laimę, šviesą, atleisti, tai yra viskas gerai. Bet žmogui būna jėgų pritrūksta. Bet kai eini su malda, tai tau prakerta tas nuoskaudas, tas savivertės, savęs kaltinimą, gėdos jausmą, kalties jausmą, pas visus yra šiaip tų dalykų. Jau jie eina nuo vaikystės, pramuša ir žiūrėk, sako, važiuok, kur tu esi. Už tų visų šitų juodų tokių lubų, vienos lubos yra kalties jausmas, aš ten, žinai, įžeidžiau, išsiskyriau, ar ten netokį sutuoktinį, arba mamai skaudinau, tėvai, žinai, pas visus yra. Ten vaikui kažką padariau. Kalties, gėdos jausmas už savo slaptas nuodėmes prisidarė, ne? Po to visokios yra nuoskaudos, ką kiti padarė, tokios kaip tamsios lubos, kur jeigu tu jas pramuši, ten šviečia, supranti, už tų. Tokiam kambariukė ta siela uždaryta tarp tų. Tu į tą sielą nueini, nori kažkur arti. Ir su ta šviesa tu iš tos dėžės ir išlipi, žinai. Po to vėl ta dėžė bando grįžti, žinai, vėl iš. Ir taip pat praktikuoji ir
Tai nereiškia, kad tu savo trūkumų nežinai, tu žinai, kad kūnas trūkumas, subtilus kūnas trūkumas, bet aš esu už to. Aš esu už to. Jau tą atsimeni, aš esu už to. Bhagavan Narasimha Deva ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Shri Lakshmi Narasimha ki jai, visiem Vaishnavam ki jai, Tulsi Maharani ki jai.